Taigi, reiškia, daniško šešėlio įbauginimais, reiškia, Lietuva aiškina savo depresiją ar kitom diagnozėm sukurtom. Kaip ir sovietmečiu visi žinojo, kad diagnozės yra sukurtos, netgi mokslininkų ir kunigų diagnozės irgi sukurtos kuo? Nemiga. Tokios diagnozės. Galiausiai tas paranojinis pasaulis, įbauginimų, grasinimų slaptas, aiškia, šitų infraraudonųjų spindulių sienose, jutikliai, aiškia, tarybinis, reiškia, mokslas, sukurtas irgi turiu namuose. Tad iš esmės, reiškia, kovojusi su Pink Pantera, reiškia, Rusija ir KGBistai, iš esmės jie buvo vieni teisūs, kiti teisūs, o kaltė, reiškia, ligoniam. Tai tokia buvo sovietmečio, reiškia, tų 80-ųjų politika, reiškia, ir mene tai matėsi išprotėjusių narkomanų, reiškia, staugimas, reiškia, aiškino, kad tai zombių laikai. Lietuvoje, reiškia, buvo, reiškia, antis, reiškia, šitas visas supratimas muzikos, ar tai Mamontovo filme, kad net pažįstu tavęs, reiškia, nes tiek sukvailusi, reiškia. Tai gyvena lietuviai savo kultūrą ir, reiškia, aiškina vėlgi, jie turintys surasti bendrą sąmonę su danais, kurią pasavint savo pragarį gyvendami posovietiniam, tada, reiškia, kurti filmus ir valdyti Europą, kad galėtų, reiškia, iš esmės turėti žydai monopoliją Europos iš rytų Europos šalių. Nu tai, reiškia, aš vėlgi matau, reiškia, Danijos su Lietuva susišnekėjimus, tai jinai turi išeiti iš tų namų, kuriuos, reiškia, įsikūrusi, reiškia, kuriuose gyvenanti, kuriuose jaučiantis laiminga, nes tai ramutė reikia to, kas yra danguolė. Va tokia mano sesers, reiškia, to viso, reiškia, Vyto dukters, o aš, reiškia, Kenedžio dukters, reiškia, va toks visą gyvenimą sovietmečiu buvęs karas. Aš buvau tyli rami, reiškia, kaip reiškia, šitas visas zombis, reiškia, sutryptas gyvenime ir politikos ir motinų visų, kurios tik tai dėjosi motinom. Ir aiškinės, reiškia, Kenedžonas vampirizmo nėra. Galiausiai vėl prasidėdavo kita teorija. Su kita tapatybė, reiškia, mes vampyrai, reiškia. Tai va tokia buvo mano vaikystė. Vienas įvaizdis buvo sąmonė, kitas įvaizdis pasąmonė. Tai vad, kad tas įvaizdis galėtų jį įsidėti, tai reiškia, visa žydų komanda žudydavo vaikus ir, reiškia, primdavo garbę kažkieno kito, reiškia, nes tai kitas nusipelnęs, o tie žydai durinę mokslą atrasdavo, reiškia, vat. Tai va, tam reikėdavo užverbuoti ir iškvailinti nemigą su infraraudonais spinduliais ir radio tašku, reiškia, vat, visuose miestuose sukurtas sovietinis, reiškia, režimas, elektrinis, sovietinis, reiškia, civilizacija, kuri paremta elektros, reiškia, šitos visos radio taško sekimu žmonių, jų pačių namuose. Ir sekimu jų pačių, kurie būdavo sučipuoti ir dėja verbuoti buvo visas, reiškia, sovietinės valstybės, visus vaikus, visus gyvulius, reiškia, tam, kad turėtų galimybę žudyti aukso veršį. Todėl agentų niekada nebuvo per daug. Taigi, vat matot, dabar sistema tokia. Danė aiškina, tu turi, reiškia, prarast savo tapatybę tam, kad galėtų iš tavęs atimti tavo kūrybą, reiškia, nes tai jie įsivaizduoja, kad jie lodoriai, reiškia, gali turėti viską gyvenime, ko ištroškia, kitas tik taupo susirietęs, o jie nori turėti pačius gražiausius, originaliausius dalykus. Aš žinai, kaip tai vadinasi, plagiatas. Ir ne jokiais būdais aš nesikeičiu nei Kristina, nei Justina, nei Audronė. Aš
esu Danguolė Strumilaitė. Nežadu keisti tapatybės. Tai mano stabilus gyvenimas pensijoje Danijoje ir invalidumas paranojų, reiškia, Lietuvoje. Kodėl? Todėl, kad juos visus vienoda sistema, reiškia, sutvarko, reiškia, kaip pamatai, reiškia, realiai, reiškia, dvasinius dalykus, akivaizdžiai suskystie protas. Ašgi ištikimai geriu vaistus, geriu, kol galiausiai pradedu sportuoti. 7 metus atsportavusi jau suvokiu, kad aš turiu kovoti už savo daniškas teisės, nes tai šalis yra liberali ir demokratiška ir konstitucinė. Irgi su šešėliu ir irgi su prostitucijos idėjom, kad jos, reiškia, agentėm KGB dirbančios, reiškia. Tai vat, jos yra iš durnių namų, reiškia, apsaugotos KGB ir KGB ištikimybę rodančios, kad reikės kūrą slapti. Ir ta pabaisa, reiškia, Kristina Strumilaitė aiškina, kad jinai švedų karalienė. Kristina Strumilaitė, tu net neturi Rumunijos monarchijos, nei šaknų, nei genų. Tai kokia, tu kvaila karvė, iš esmės eini į kokią karalystę.